Mėly mūsų internetinės televizijos, man net zin žiūrovai. Šiandieną tikrai pirmą kartą tokią labai jautrią temą palėtėm. Mes jau turėjom laidų ir apie kelius, ir visokių čia nesąmonių, kurios darosi kartais pas mus, ne kartais, o dažnai Ukmergės mieste, bet šiandieną, atvirai sakant, aš jau ir šokiruotas, ir kalbant apie mūsų greitosios pagalbos darbą. Jau kelinti metai tęsiasi ta pati kalba, ir aš nežinau, kokią reikia jaučio skūrą mūsų valdžios vyram, kad niekaip mes negalim tokio aktualaus klausimo išspręsti, super aktualaus, skaitau, kaip greitosios pagalbos darbą. Miestas senėja. Gyventojų mažėja, bet gyventojai mūsų senėja. Atstumai didžiuliai. Uždaromis kai kurios paslaugos čia pas mus ligoninėje. Praktiškai greitoji pas mus pasidarė jau kaip ir reisinis autobusas Ukmergė Vilnius. Kursuojam. Ir šiandien kalbinam Jolantą Keburienę. Jinai, žinau, daug labai pastangų šiuo klausimu deda. Ir mes prisijungiam prie jų, ir prie profsąjungos Solidarumas, bet šitą klausimą vis tiek privalomės jį spręsti. Aš sakau, nebežinau, kaip čia net pasakyti. Tai būtų turbūt vienas aktualiausių klausimų. Ir kalbinam Jolantą. Tai kame čia dabar dalykas? Ir padėti jūs, ir aš, jeigu galima, kaip paslaugos gavėjas kartais. Taip, padėti, tai iš tikrųjų mes stengiamės kiek įmanoma daugiau nušviesti, ir į tą padėtį įeina į rajono gyventojai, taip matot, ir tikrai entuziastingai. Absoliučiai visi. Taip, absoliučiai visi, nes supranta, kad šita pagalba yra skubi pagalba, jos atidėlioti negalima, ir vienas iš kokybinių rodiklių, rodančių tikrai greitosios pagalbos teikiamų paslaugų kokybę, yra laikas iki nuvykstant pas pacientą. Tai yra 15 minučių mieste ir iki 25 minučių kaime, ar ne? Na, būna, kada yra 2 postai, tai tikrai mes nespėjame, ir tikrai mums talkina ir Širvintų greitoji medicinos pagalba, nes mes elementariai nespėjom. Jūs dabar turit 2 postai dirba iki 16 valandos, ir nuo 16 valandos ateina dirbti 3. Na, 3 postai kaip kada dirba iš tikrųjų savaitgaliais, išeiginiam ir švenčių dienom. Bet jeigu vyksta kažkur užsakomasis mokamas budėjimas, na, sakykime, miesto šventė arba ralio metu, tai iš tikrųjų tas 3 postas yra nuimamas nuo budėjimo, ir jisai vyksta būtent budėti į tą vietą, kur vyksta šventė. Mes manom, kad įstaiga už tai gauna pinigus, ir žiūrėjome, tikrai yra tiesiog įstatymų registre visų įsakymų. Taip, ten yra renginio mokestis, ir kiekviena įstaiga yra pasitvirtinusi, kiek valandinis budėjimas yra greitosios įkainuotas, ir tas, kuris užsako šitą paslaugą, jisai tiesiog susimoka. Tai mums labai keista, kad mes turim nuimti vieną postą ir budėti, nors rengėjas šventės susimoka, ar ne? O kenčia visi rajono gyventojai, nes mes tuo metu būnam ten, ir čia lieka tik tai 2 postai. Tai gal gerai, jūs po šventės pabūnat, pasižiūrit šventį, gal dėl to valdžia ir skaito, jūs kultūrinatės. Na, žinot, vis tiek... Aišku, aš juodas humoras. Taip, tai va už tai, kad juodas humoras, ir per tą juodą humorą, ko gero, visi taip ir žiūrim, kad, gal man nereiks, bet labai gaila, bet nuo mūsų... Man nereiks, bet jūs turbūt gal turit kažkokią sutartį su Dievu, nes, pavyzdžiui, jeigu valdžia žmogiai mūsų nesutinka tos 3, tai gal jūs turit sutartį ten su meru, su kuom, kad ir su Dievu, kad meras nesirgs tenai, tarybos nariai, kurie prieštarauja, Seimo nariai prieštarauja. Gal jiem nereiks tos paslaugos niekada? Tai ko gero, jie taip ir mano, kad yra draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Tai man atrodo, kad šiaip reikia įsiklausyti ir, na, sakykime, valstybinius draudimus, kiek kas nuo ko draudžia. Tai draudžia tik tai įvykus nelaimingų atsitikimui, kad bus sumokami pinigai. Bet nei vienas draudimas, ir ko gero net tas Dievo draudimas, ar ne, kaip jūs vadinat, nedraudžia nuo to, kad jums nieko nenutiks. Tai tokio draudimo nėra.
Tai va tas yra tikrai pakankamai keista, kad turėti gali kokią nori padėtį užimti, tiek socialinę, tiek turtinę padėtį, bet nelaimingi atsitikimai nepriklausomai nuo jūsų užimamos socialinės padėties, nuo turimų pajamų, nuo žinomumo, jie ištinka paprastai visus ir nuo to mes nei vienas neapsaugoti. Ir žinot, galima galbūt su skaudančia galva lovai pagulėti ir kelias valandas, kol atvyks greitoji, bet jau tikrai kartojuosi ir ne vieną kartą tai sakau, kad iš tikrųjų, kada įvyksta autoįvykis, kada esate partrenktas lauke ir tos 20 minučių laukimo gatvėj, tai tikrai yra labai ilgos ir tikrai kartais gali būti ir lemtingos. Jo, tai mums labai keista, kad tikrai ta opio problema yra žiūrima taip, na, sakyčiau, na, pro pirštus. Nu, bet palaukim, tada dar vienas dalykas, tai gyventojai surinko 4,5 tūkstančio parašų. Prašo gyventojai. Tai tada dar paaiškinkit vieną dalyką. Tai lėšų nėra, vadinasi, trūksta pinigų. Na, žinot, apie tą gyventojų parašų rinkimą, tai ko gero buvo vienintelis toks, na, sakykime, bendruomeniškumo ir didelės žmonių tikėjimas savo jėgom, savo savivaldybę, savo savivaldos teisę, kad jie gali kažką nuspręsti. Ir, na, sakykime, tai buvo nubraukta vienu brūkšniu, kad jie iš viso nesuprato, po ko jie rašosi. Nu, tai, kaip pasakyti, reiškia, nemoka skaityti žmonės, taip, mūsų savivaldybei. Tai kaip nekeista, prieš rinkimus išmoksta. Van, aš matai, sutapo mintis, matai, Jolantėlė, nelaiku rinkom parašus. Reikėjo, dabar prieš, kai visi į Seimą brovėsi, būtų tikrai garantuotai. Na, žinot, netgi dabartinė viena kandidatė, reali dabar kandidatė į Seimą nepasirašė, kiek kolegės sakė ir ne kolegės, o tiesiog žmonės, kurie rinko, tiesiog, na, bijodama, nes netinka palei partiją, palei partinės pažiūras dėti parašo ant tokio lapo, kuriame prašoma tiesiog gyventojam opi problema sprendžiama, nu, bet yra kaip yra. Tai nieko nepadarysi, o su lėšom, tai žinot, yra tekę kontaktuoti labai su daug žmonių. Mes šitą problemą judinam tikrai ne vien savivaldybės lygmeniu. Mes esam darę susitikimų ir su sveikatos ministerijos atstovais ir tikrai darysime vizitus ir toliau. Nemanau, kad šitą reikalą galima taip palikti. Ir su ligonių kasų atstovais, vadovais, tai ligonių kasų atstovai patikino, kad finansavimas greitai jisai nei kiek nemažėja, nežiūrint į tai, kad pacientų ir gyventojų skaičius rajone mažėja. Taipogi tas skalavimas, kad daug išlaidų kūrų ir taip toliau, tai iš tikrųjų vėlgi ligonių kasų duomenimis mes išleidžiam kūrų 5% savo gaunamų pajamų. Ir niekam nepaslaptis, tai buvo ir spaudoj, ir tai patikino ir mūsų vadovė įstaigos, kad iš greitosios yra sutaupoma 97 tūkstančiai eurų per metus. Tai aš manyčiau, kad negalima taupyti ligonių sąskaita ir sveikata ir kartais net gyvybė. Na, šita veikla yra prioritetinė ir galbūt galima rinktis pavalyti ten kažkokią vietą ar purškiamų valiklių, ar tiesiog iš buteliuko, bet čia negalima žaisti su žmogaus gyvybe. Ir dabar mes pakalbėkim, kad ir žiūrovai susigaudytų, galų gale, tai čia gerai mūsų, kaip sakyti, jau daug tų pokalbį, bet šitas pokalbis ir mūsų toj laideliai nedzin. Bet tai, kaip jūs, paaiškiai, dabar gerai, papasakot tą mechanizmą, tie du ekipažai jūsų. Nu, du postai vadinasi. Tai du postai, suprantat, kvietimų skaičius jis nekito eilę metų, jis tikrai nemažėja, mažėjant gyventojų skaičiui. Ir tikrai dasidėjo tai, kad iškvietimus, kad mes atliekam labai daug pervežimų į Vilnių, kur vienas postas užtrunka preliminariai 3 valandas. Na, sakykime, tai yra, kol ligonį pasiruoši transportuoti, kol viskas susitvarkai, transportavimui valandą ir
dar pačiam pridavimui, nes negali žmogaus numesti taip tiesiog perguldymas, perkelimas ant neštuvų. Ne, nu gerai, tai reiškia 3 valandas. Jolanta, gerai, nu 3 valandas. Turbūt, jeigu... mes visi į tą Vilnių važinėjom. Tai tu maždaug taip mane dabar taip veži greitąją, įmeti čia, bildė lėkėt jau 75 km per miestą dar jūs, kol, nu gerai, ten su vyturėliais, tu mane, ką, veži čia kaip krovinį, aš taip nenorėčiau, vos nelėki ten viršydama greitį, valandą. Ten mane ką, kol nuvežat tą... Taip, na tai preliminariai pusvalandis. Panašiai, išmeti ir vėl lėkėt čia atgal. Taip. Ir kartais pakely mes jau būdami Vilniuje, ar ne, mes gauname iškvietimą. Taip, nežiūrinti tai, kokia dar ta mūsų mašina, jeigu reikia tvarkyti, tai vėl arba priėmime ten Vilniuje pasitvarkai kažką, tai kiek įmanoma. Ir jau būnant Vilnių, kartais mes gauname iškvietimą, kad yra Ukmergėje kažkas. Tai taip jau, žinot, aš jūsų gerbiama daktarytė, tai taip išeina, tu mane vežtum į, atsiprašau, bet į Vilnių tai kaip bulvių maišą. Nulėkėt, numetėt. Na, mes perdavėm į kitų medikų rankas, taip nėra, kad numetėm. Bet aišku, su manim jūs atsisveikinat tuo kartu. Aš atsisveikinu, nedaug tu Dieve. Jūs vėl čia maunat čia, nesuprantu. Dabar antras dalykas, nu gerai, vat mane tokį, va, aišku, kudūti viską, nu, iš 5 aukštą, sakykime. Kaip jūs mane už kojų tempėt, kaip jūs, pavyzdžiui, dabar, nu, kalbėkime atvirai, nu, atvažiuojat pas tą ligonį, jūs va tą istoriją, gavot iškvietimą, taip? Taip. Rašot krūvas popierių. Taip, rašom pakankamai daug, nes turime įvertinti būklę prieš pagalbos suteikimą, po suteikimą. Santykinai aš dabar jau irgi biškis šaržuodamas sakau, tai kiek skiriat popierio pildymui laiko ir kiek ligonio? Nedaugiau išeina popierių pildymui. Gal lygiai. Nes iš tikrųjų, kaip, nesakym, po kiekvieno veiksmo, pamatavus spaudimą aš turiu fiksuoti, pamatavus pulsą, išmatavus kraujo dujas, temperatūrą, aš vėl viską turiu įvesti į kortelę ir tikrai, nu, tai užima laiko, aišku, ir, sakykime, suleidus vaistus, vėlgi aš viską turiu sumatuoti ir vėl viską supildyti. Vėliau atvykus į vietą, aš viską turiu suvesti į kompiuterį. Jeigu dar nepakartot, nesakym, jeigu tai akušerinio skyriaus pacientė, tai aš praktiškai 2 tokius lapus turiu supildyti ir palikti ten. Tai tikrai pakankamai daug laiko užtrunkam ir todėl turbūt, na, tas krūvis mums daugėja. Taip, kad kaip dažnai močiutė ar kas, jinai taip nori tos daktarytės, kad ta daktarytė nors už rankytės palaikytų. Tai jau reikia daugiau laiko pralaikyti prieš parkerį turbūt, negu daktarytė laiko... Lauko, tai bobutė, nu nepaslaptis, tai bobutė geriausias vaistas daktarytės rankos šiluma. Tai žinot, na, turim bet kokiu atveju 2 rankas, tai vienoje rankoje tušinukas su popierium, kitoje rankoje babytės ranka, na, tai ir taip ir sukamės. Ką yra, kaip yra? Nu, bet tai, suprantat, bet mes šiandieną mūsų ir laidelė yra, bet tai mum nedzin. Ne, todėl mes ir kalbam garsiai. Nu, trūksta žodžių. Taip. Ir jeigu jūs dar sakot, kad buvę Seimo nariai, gal daug Dievo, todėl jie jau jų nebeišrinko. Ir jeigu dar būsimieji užsimano tokias nesąmonės daryti, nu aš čia tyčiojimasis. Na, visiems atrodo, kad jiems tos greitosios nereiks. Tai va tas pamąstymas toks kažkaip šokiruoja. Žiūrėkit, Jolanta, tada mąstyti reikia, kaip išeiti iš tos padėties. Nuvažiavus į kvietimus, kai pradedi sakyti, na, iš tikrųjų sulaukia visų pirma lavinos priekaištų, kur jūs taip ilgai buvot, nes mums pasakė, kad jūs jau važiuojat. Bet žmogui nepasakė, iš kur mes važiuojam. Ar mes važiuojam iš Ukmergės, iš čia, ar mes važiuojam iš Vilniaus. Ir kai pralaukia, sakykime, na, kol iš Vilniaus atvažiuoja, žmogus ant gatvės pralaukia, na, apie 50 minučių, jeigu jau viskas gerai be kamščių, ar ne? Ir sušalęs visas pasitinka su didžiulė krūva priekaištų, kur jūs buvote ir ką jūs veikėt. Tai iš tikrųjų pasakai, tai jūs rašykit, tai jūs darykit. Na ir pasirodo, atsirado žmonių, kurie rašė, darė, bet finalas yra toksai, koks, na, tiesiog tai nekreipia dėmesio. Sakykime, tai, kad buvo pasakyta, kad tai tie parašai surinkti ir kadangi aš pats rinkau šantažo būdu, tai čia jau yra, nu, ciniškas elgesys mūsų valdžios.
į savo žmonės, į rajono žmonės. Tai ko gero už tą elgesį jau atlyginta rinkimų metu, bet nuo to žmonėm negeriau. Ką dabar vėl ateis naujai, vėl 4 metus tupės tose protingose kėdėse, o proto vis tiek neteis į galą. Pasirodo, kėdės netokios ir protingos, jeigu nebūnant juose buvo kalbama kiek kitaip. O atsisėdus ant tų kėdžių, nuomonė pakito. Ar pradžia buvo jums žadėta? Taip. Tai šiandien mes tada pokalbį į pabaigą leidžiam. Sakom, vyrukai mėly, mum nedzin. Bus laidų, kaip sakyt, prie durų stovėsim ir dzinguliuosim jum, vyrai, bet tą klausimą turėsit spręsti. Jeigu ne, organizuosim ir ne tik parašų galbūt rinkimų, bet žmonių sveikata turbūt žaisti, nieks neleidžia galų gale. Ir aš nenoriu gerai, gal man šiandien tvarkoj sveikas vaikšto, bet gal mano mama, močiutė, vaikai ar anūkai ar kas čia žino. Va, bėgs gatvė, mažėlis tasai poros metukų gali susižeisti. Vyrai mėly, valdžios vyrai, mum nedzin. Ir tą klausimą, tiek to aš jau jums dovanoju, gal ir jūsų humoru tokiu pabaigsiu šitą labai aktualią klausimą, kai man pažadėta prie Kauno gatvės, sako, tai ten tam tamburė lentų, sako, pridės, galės vaikščioti. Jau tiek to, tą klausimą, jis tegu būna 5 eilis, bet 1 eilis klausimas turim būti. Ir aš skaitau, kad čia dar ne kartą turim mes sėdėti. Tol, kol nebus klausimas išspręstas gyventojų naudai ir teisingai sakai iš esmės. Taip kad kovojam, Jolanta, ne vėl tai žiūrėk irgi raudonai apsirengiau. Raudonai spalva yra iš tikrųjų vieno komandos nario reiktų. Mašinai. Nes po tokio mes nepanešim. Jau palaukit, tie valdžios mūsų vyrai, kudaučiai, jie kudesni. Bet vis tiek nepanešim. Žinokit, jeigu taip iš 5 aukšto, tai suskaičiuotumėt laiptus savo nugarą ir sėdynę. Va tada skūra suminkštėtų. O šiandien, ką sakom, mėly vyrai, valdžiažmogiai mūsų, nuo ko priklauso, kas jūs bebūtumėt, ar šiandien merai, ar rytoj seimūnai, ar ką, šitą klausimą mes jums pažadam. Dzinguliuosim iki raudonumo, bet klausimą šitą spręsim. Ačiū žiūrovom ir mes labai norėtume jūsų palaikymą. Šito klausimu, nes tai yra klausimas mūsų visų. Ne kažkurio vieno ar kito žmogaus, mūsų absoliučiai visų Ukmergės rajono gyventojų. Mum nedzin.